Taigi, sveiki visi, su jumis aš Gabi ir šiandien darau naują video, kuris būtų klausimai, atsakymai. Ir man buvo labai keista, nes vieninteliai 3 klausimai, kurie jums rūpėjo, tai yra kiek man metų, kokiam kaime aš gyvenu ir kokią mokyklą aš einu. Man yra 14, aš gyvenu Radviliškyje, kuris yra Šiaulių rajone, maždaug 20 km nuo Šiaulių. Ir einu į Vinco Kudirkos pagrindinę mokyklą, tai atvažiuot pas mane į svečius galit. Tai pirmi klausimai yra nuo Radvilės Straupaitės. Tai pirmas yra, ar rašai dienoraštį? Ne, turiu užrašų knygutę, kuri man yra kaip dienoraštis, kur aš surašau ten mintis, sarkim tavo, mintis savo, ar šiaip kokius planus, ką aš noriu, bet manau, kad reikėtų pradėti. Kažkada rašiau dienoraštį, galėčiau paskaityti jaučiu ant kokio video savo senus raštus, ką aš ten rašydavau. Antras klausimas yra mano batų dydis. Mano batų dydis yra 36, jeigu neklystu. Trečias klausimas yra mano mėgstamiausia spalva. Mano mėgstamiausia spalva yra juoda, balta, visi 50 pilkų atspalvių ir truputėlį violetinė. Antras klausimas yra strawberry flavor, tai yra pirmas klausimas yra mėgstu sportuoti. Taip. Antras klausimas yra turiu naminį gyvūną, taip, koks jo vardas. Mano naminis gyvūnas yra Nikis ir Dotė. Nikis yra Yorkšyro terjeras, o Dotė yra šeškas, kuris manęs nekenčia. Mane mažiukus. Tu taip drebi, nepatinka tau filmuotis. Gerai. Trečias yra kokia mėgstamiausia muzika. Klausau visiškai visko. Iš tikrųjų. Ir mėgstamiausio neturiu. Viskas priklauso pagal nuotaiką. Raistė Vaistaraitė klausia, ar lankai, ar ką nors lankai iš būrelių, skaityti nemoku. Taip, lankau ne būrelį, lankau dailės mokyklą ir lankau mokyklą. Gabija Klo klausia, pirmas klausimas yra, kokie 5 mėgstamiausi youtuberiai? Iš tikrųjų turiu begalės mėgstamiausių youtuberių, tai yra lietuviai, nelietuviai. Reikėtų, tarkim, vardinti lietuvius, tai būtų tikriausiai Vikė, Dedvinas, Augustė, kartais pažiūriu, Leticija, Lina, jo, nepamenu jos kanalo, Lina iš lietuvių. Ir taip pat dar yra mano nuostabios draugės visos. Antras klausimas yra, ar turi BFF, tai yra Best Friend Forever. Ne, neturiu. Trečias yra, koks tavo telefono modelis. Mano telefono modelis yra iPhone 6. Ketvirtas, koks įsimintiniausias įvykis nutikęs tavo gyvenime? Nežinau. Pirmas dalykas, kuris man dabar šovė į galvą, tai yra, kai aš buvau gal 7 metų, parėjau namo ir ant mano lovos buvo padėtas krepšelis. Ir tame krepšelyje, kai aš jį dariau, buvo mažas juodas kačiukas. Tas iš tikrųjų yra labai daug įsimintinų įvykių mano gyvenime. Urte Laur klausia, pirmas klausimas yra, kada tavo gimtadienis? Mano gimtadienis yra lapkričio 3. Antras klausimas yra, nuo kelių metų pradėjai dažytis. Iš tikrųjų tiksliai negaliu pasakyti, kad aš pradėjau dažytis prieš kokius metus maždaug. Iš tikrųjų makiažą pradėjau naudoti gal nuo 5 metų, nes aš su mamos lūpdažiu dažydavau lūpas. Mano draugė Agnė, arba kitaip YouTube'ai pasivadinus Crazy, yra pasivadinus Amgabytė, ar pameni, kaip susipažinom? Taip, aišku, pamenu, kur ten pamirši. Ir ką aš tau reiškiu kaip draugė. Tu man reiškia labai daug, ką aš tau mėgstu parašyti kartais. Dabar iš tikrųjų labai mažai bendraujam, bet tikiuosi vasarą susitiksim. Vienaragis Darija klausė. Pirmas, nuo kelių metų turi auskarą. Auskarą aš įsivėriau maždaug prieš 2 metus. Antras, ar dar žadi ilgai kurti vlogus? Kursiu vlogus iki tol, kol man pabos ir tikiuosi tai bus niekada. Nes aš labai mėgstu kurti vlogus ir man patinka ir dėl to aš juos kuriu taip dažnai, nes stengiuosi visą laiką atrasti laiko ir sukurti kuo daugiau. Trečias, su kokia programa editini? Tai dažniausiai editinu su Sony Vegas Pro 11. Ketvirtas, mėgstamiausias maistas. Mėgstamiausias maistas yra tikriausiai visiškai visi vaisiai, nes aš žiauriai dievinu vaisius. Penktas, mėgstamiausias gėrimas. Mėgstamiausias gėrimas yra tikriausiai žalia arbata. Arsenija Judžentaitė klausė, turi brolio ar sesių? Taip, turiu vieną netikrą brolį, kurio aš nepažįstu. Mano labai gerai YouTube'ės draugė Deimantė klausė,
Pirmas, kokį dalyką turi padaryti kiekvieną vasarą arba žiemą? Žiemą aš dažniausiai darydavau sniego senį, bet kadangi aš nekenčiu žiemos, tai jau 2 metus aš nedarau jo. Vasarą būtų nuvažiuoti prie jūros. Antras yra, kas tau pakelia didžiausią šypseną? Man didžiausią šypseną pakelia jūsų nuostabus komentarai, nes jie yra tokie mieli ir tokie faini. Tai yra taip smagu ir dėl to aš kuriu, dėl to aš judu į priekį ir be jūsų nieko nebūtų, tai man tai labiausiai pakelia nuotaiką, tai jūsų komentarai arba kai jūs man parašot mielas žinutes. Trečias, mėgstamiausias patiekalas, maistas, užkandis. Ką aš moku gaminti? Aš moku sumuštinius su sūriu pasidaryti. Mano mėgstamiausias patiekalas būtų tikriausiai kokia nors pomidorų sriuba. Ketvirtas, geriau rinktumai sijoną ar suknelę. Priklauso, kuris būtų koks. Tikriausiai rinkčiau sijoną. Ir Dominika Pilk klausia, ar turi simpatiją? Taip, turiu. Jeigu galėtum pasikeisti vardą, tai kokį pasikeistum? Iš tikrųjų, vardo nesikeišiu, nes man mano vardas patinka, nebent dar yra gražių tie visi angliški vardai, kurių yra begalės, tai jie visi yra labai gražus, bet šiaip savo vardo nesikeišiu, nes man mano vardas patinka. Ir dar mačiau, kad viena mergina pakomentavo, kad aš kopijuoju Augustę Kauskaitę. Tai ne, aš jos tikrai nekopijuoju, aš nesistengiu kopijuoti nieko. Aš tiesiog stengiuosi būti savimi ir jeigu padarau kažką panašaus, tai tikrai nereiškia, kad kopijuoju. Ačiū už nuomonę. Taigi, čia buvo visi jūsų klausimai. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Nepamirškit paspausti patinka, komentuoti, prenumeruoti. Ir ačiū Jums už 1000 prenumeratorių. Tai man yra per daug. Ta. Mama! Gali man padaryti arbatos? Taip. Padarysi arbatos? Ačiū.